Sveiki, mėly laidos Laiminga šeima klausytojai. Su jumis vėl Jurgita. Šiandien laidos tema – kaip paskatinti savo vaiką, girti ar drąsinti. Pastaruoju metu vis dažniau kalbama, kad būtina vaiką paskatinti, pagirti tam, kad jis labiau pasitikėtų savo jėgomis ir gebėjimais. Be to, dažnai skatinamas ir giriamas vaikas geriau suvokia, kad yra mylimas, reikalingas, gerbiamas. Tačiau ar pastebėjote, kad pagirimas nelygų pagirimui? Dažniausiai tėvai, norėdami vaiką pagirti, sako, tu šaunuolis, tu šaunuolė. Bet ar toks pagirimas iš tiesų skatina vaiko norą toliau tobulėti? Pastebėjau, kad vis dažniau yra atkreipiamas dėmesys, jog vaiką reikia ne girti, o drąsinti. Šiandien apie tai ir kalbėsime su mūsų laidos viešnia, psichologė Audra Bardauskienė. Sveika, Audra. Sveika, Jurgita. Tad gal ir pradėkime, Audra, pirmiausia nuo to, kad paaiškintume mamoms ir tėčiams, ar pagirimas ir padrąsinimas yra tas pats ar ne tas pats, ar tai yra tapačios ar ne tapačios sąvokos. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad tai yra tik sąvokos ir tikrai daugelis tėvų drąsina vaikus, galvodami, kad juos giria. Atskirti, kur yra padrąsinimas, o kur pagirimas neprofesionalui gana sudėtingas dalykas. Ir teko tikrai pastebėti tėvų, kurie labai gražiai drąsina vaikus. Kaip jiem patiem atskirti, ar tai yra pagirimas ar padrąsinimas? Na, čia jau turbūt reikės išklausyti visą laiką, kad atskirti, kuo jie taip skiriasi. Esminis dalykas, kad kai mes vaiką giriame, mes orientuojamės į asmenį. Tai yra, kalbame apie tai, koks vaikas ar suaugęs žmogus yra. O kai kalbame apie padrąsinimą, mes orientuojamės į tai, ką norime matyti jo elgesyje, jo veiksmuose. Tai dabar truputėlį dar, kad aiškiau būtų, kogi vaikas išmoksta, jeigu mes jį drąsiname? Jeigu mes drąsiname vaiką tinkamai, mes išmokome jį pasitikėti savimi, stipriname jo savivertę, rodome, kad jo nuomonė yra vertinga. Taip pat mokome drąsiai priimti gyvenimo iššūkius. O kaipgi tada yra su pagirimais? Ko vaikas mokosi, jeigu jis yra nuolat giriamas? Kokių rezultatų tada galima tikėtis, jeigu mes jį giriame, o ne drąsiname? Buvo vienas labai gražus straipsnis, parašytas kažkada Amerikoje vienos mamos, kuri perskaičiusi straipsnį apie pagirimus, parašė autoriams straipsnio padėką. Jame jinai pasakojo, ačiū Jums, kad pagaliau papasakojote, kaip reikia bendrauti su vaikais, nes aš, augdama, nuolat buvau giriama. Ir man taip atrodė, kad tai yra normalu. Ir vos nepradėjau gadinti savo vaikų gyvenimo, nuolat juos girdama. Kas jai atsitiko? Iš jos pasakojimo aišku tai, kad žmogus užaugęs su pagirimais tarsi tampa priklausomas nuo jų. Kiekvieną kartą, ką nors bedarydamas, jis ir laukia, kad vėl būtų pagiriamas. Tai reiškia, vaikas imsis tik tokios veiklos, kur aiškiai bus gaunamas gražus rezultatas, kažkur tai laimėjimas įvyks. O jeigu rezultato nėra arba jaučia, kad jo nebus, vaikai tokią veiklą meta. Kitas sunkumas, kas labai svarbu tėvam ir dėl ko jie turėtų atkreipti dėmesį, kai bendrauja su vaiku, mums be galo malonu būti vaikams autoritetais, ar ne? Kol jie yra mažiukai, jie yra mūsų šeimos žvaigždutės, mes esam labai reikšmingi, tarsi kažkokie tai dievai. Vaikai mus žiūri ir džiaugiasi, jeigu mes pasakome, tu šaunuolis, tu labai puikus vaikas, talentingas dailininkas ir dar kažkas tai kaip žvaigždutės piešia. Jie labai to džiaugiasi, tai labai smagu ir automatiškai jie suteikia mums džiaugsmą, nes jie laimingi ir atrodo, kas čia blogo. Ir atrodytų nieko blogo, bet kas atsitinka, vaikai auga ir gerai nueina į mokyklą, darželį. Jeigu jie savo elgesiu nusipelno auklėtojos, mokytojos dėmesio, jie taip pat stengiasi būti pirmūnais. Ir tai atrodytų dar nieko tokio, ar ne? Bet vaikai auga toliau ir beaugdami jie priauga tokio amžiaus, kur jiems svarbus pagirimas ne iš suaugusių, ne iš tėvų, ne iš kažkokių tai autoritetų, kuriems svarbu vaikų dorovė, geras elgesys, bet
labai reikalingi paauglių palaikymai. Na ir įsivaizduojat, ko labiausiai nori paaugliai. Ar jie labai džiaugiasi draugų pasiekimais moksle, mene? Kaip to atrodo? Na, tikriausiai nori, kad jie patys būtų gerimi, ar ne, ir toliau. Taip, jie nori būti gerimi, o susilaukti iš draugų pagirų dažniausiai reikia tokių įdomesnių veiklų, kurios nelabai priimtinos tėvams. Ir tada, kadangi vaikai augia su pagirimais, jie savo nuomonės nelabai taip vertina, jie labiau laukia to pritarimo iš kitų, kad jie elgiasi teisingai, gerai, šauniai, kad jie šaunuoliai, puikuoliai. Na ir automatiškai pasirenka tokias veiklas, kur gautų tų pagirimų daugiau. Ir kartais pasirenka ne tą kompaniją. Kitas dar minusas, aišku, būna su mokslais. Labai sunku vaikams. Gebėjimai pas kiekvieną iš mūsų skirtingi. O vaikai, kurie nori būti pirmi visur, jie sunkiai priima tai, kad kažkas tai gali nesisekti. Ir nepasisekus vienam ar kitam dalykui, jie gali prarasti norą ir motivaciją tai daryti. Vėl, greičiau pasiduoda, greičiau nuleidžia rankas. Jeigu mes jas girdime, ar ne? Toliau. Jeigu jie užaugo girdėdami pagirimus. Jeigu mes juos drąsiname už veiklas, tai vėl jie kitaip imasi sprendimų prieimimų tam tikrų, elgesio kitokio. Nes, kaip ir sakiau, pagrindinis principas tas, vaikas yra gyrimas, tai jisai laukia pagirimo už bet kokį veiksmą, kurį jis atliko. Jeigu už tą veiksmą jaučia, kad pagirimo negaus už šitą veiklą, jis ją meta. Taip gali būti, kad buvęs geras mokinys meta mokslus, nes susidūrė su tam tikrais sunkumais 6 klasėje. Tai dabar suprantu iš jūsų pasakojimo, Audra, kad vis tik tai tikrai reikėtų susirūpinti tėvams, kad vaiką būtent negirti, o drąsinti. Tai gal tada ir, ko gero, jau ne vienam klausytojui kilo tokia mintis, kad kaipgi tada reikia tą daryti, kaipgi tas drąsinimas atrodo ir kaip teisingai drąsinti. Kaip teisingai drąsinti, ar ne? Drąsinimo būdų yra be galo daug. Vaiką drąsina vien jau šeimos aplinka, ar ne? Mes jau kurdami jaukią šeimos aplinką, kurioje yra rodoma pagarba ir meilė vienas kitam, mes jau sukuriame vaikui saugumą tam tikrą, kuri automatiškai prisideda prie to, kad vaikas jaučiasi gerai ir saugesnis. Kitas poreikis, kurį turi vaikas, tai yra savarankiškumo, kad jis jaustųsi galintis kažką tai atlikti. Kai vaikas jaučia, kad jisai gali, kad moka, kad žino kaip ir ką daryti, atsiranda toks pasitikėjimas ir stiprybė, ar ne? Mes kiekvienas jaučiamės daug geriau, kai mes žinom, kad aš pati moku pasigaminti valgyti, moku savim pasirūpinti ir bėda ištikus, aš dar ne tik savim, bet ir kitais galiu pasirūpinti. Mes to tampame stipresni. Tai lygiai taip pat vaikai augdami jaučiasi stipresni, kai žino, kad moka. Ir kaip tą parodyti? Tai kai mes drąsiname vaikus, mes galime parodyti, kad jie yra naudingi, ar ne? Ir mes galime naudoti tokius žodžius, kad tavo pasiūlymas buvo vertingas. Žinai, tavo mintis man padėjo apsispręsti, išsirinkti kažką tai. Vaikas ką girdi? Kad jo mintis įdomios. Kad jisai... Būtent mintis, o ne jis pats kažkoks ten kaip ir ten šaunuolis. Taip. Kai mes kalbam apie patį vaiką, mes visuomet turime sakyti, kad tu mano vaikas, tu mano vienintelis, tu mano nuostabiausias, nepakartojamas vaikas, kurį aš myliu. Tu vaikas esi mano. Man nerūpi visi kiti, man rūpi tu. Ir kiekvienas vaikas, kurį mes turim, net jeigu turime jų 3, 2, 5, 1, turi žinoti, kad mums jis yra vienintelis ir nepakartojamas, netgi jeigu turime brolių ar sesę. Vaikų tarpusavyje. O kai kalbame apie jų elgesį, mes jau vertiname jų elgesį. Ne šaunuolis mums kažkoks tai ar ne, už kažką tai, kad kiekvieną kartą nupiešė, padarė kažką tai, bet už tai, kaip elgesi. O elgesys yra įvairiapusis, ir kaip kalbėjau, tai yra ir jo pasiūlymai, ir mintis.
Taip pat mes galime pasidžiaugti tuo, kaip mes jaučiamės, kaip vaikai kažką tai atlieka. Nes nėra nieko nuostabesnio vaikams, kaip padaryti tėvus laimingus. Ne? Kiekvienas vaikas iš tikrųjų jaučiasi nuostabiai, kai mato besišypsančią mamą, besišypsantį tėtį, nors kartais tai gali skambėti keistai ir atrodo, ne, jau mano vaikas tai nelaimingas, kai aš laiminga, nieko dėl manęs nedaro. Bet pirminis poreikis vaiko yra matyti mamą besišypsantį, tėtį laimingą, ar ne? Ir jiems labai malonu išgirsti, kaip tėvai sako, aš didžiuojuosi, kai tu dėl manęs suplovei indus. Gal čia didžiuotis dėl to nepulsime, bet kaip pavyzdys, ar ne? Aš didžiuojuosi, kai tu stengiasi dalyvauti olimpiadoje, kai tu atsistoji ant scenos ir sakai eilėraštį, groji kažką. Tai yra, man malonu matyti, kai tu pieši, ne? Kad vaikas turi jausti mūsų lūkesčius, jausti, ko mes iš jo norime, ko laukiame iš jo. Tai vat, tą mes turime ir išsakyti. Na, iš tiesų, kaip ir tie visi pasakymai tėvų tikrai skamba gražiai, bet realybėje kartais mes prieš pasakydami tikriausiai, dažniausiai, net ne kartais, bet dažniausiai nepagalvojam, ar ne, kad ir mano, tarkim, šiandieninė situacija. Dukra grįžusi pasidžiaugė, kad už diktantą pirmasis pažymys šiais metais buvo 9. Ir mano reakcija, kaip smagu, tu šaunuolė, matai, tu gali. Tai ką aš padariau? Ar aš padrasnu, ar aš pagyriau? Dar vienas dalykas, ką noriu pasitikslinti, ar kas nors dar buvo kambaryje? Buvo. Ar tai buvo kokie broliai seserys? Taip, brolis buvo. Tai padariau blogai. Na, vėl, ne viskas, ką galima daryti kitaip, prieš tai buvo padaryta blogai, venkime to vertinimo iš karto. Kai mes kalbame apie gyrimą, drąsinimą vaikų, ar ne, kad visiškai mes nustosime juos girti, tai nerealu turbūt patikėti. Norisi to pagirimo, kartais atrodo nusipelno vaikai. Ir pabausti juos norisi, ir papeikti norisi, ar ne. Pirmas dalykas, ką bandau ir pati išmokti, ir kas nėra lengva, tai kad peikti ir girti vaikus mes turime tet-a-tet, kaip sakant, ar ne, prie 4 akių. Ir kartais taip skaudžiai atrodo, kaip čia dabar vaiko pasiekimais. Nepasidžiaugti kartu su kitais, ar ne? Tikrai norėtųsi tą daryti. Taip, be abejo, norėtųsi, bet tai skatina tam tikrą konkurenciją, paskui brolių, seserų nepasitenkinimą vienas kitu, nes pasiklausęs brolis ar sesuo kartais gali pagalvoti, tai vėl ta sesuo buvo pagirta, o aš ką, ar ne? Bet kiekviena situacija vis skirtingai galima traktuoti. Tai šitoj situacijai man pavyko pagirti ar ne? Na, nepaisant to, kad kažkas girdėjo. Nepaisant to, kad vis dėlto tas natūralus šūksnis, ar ne? Ir jūsų mimika greičiausiai ir iš intonacijos, kaip jau dabar sakai, mane pačią kaip dukrą tai labai skatintų. Nes tai, jeigu aš būčiau jos vietoje dėl to, kad šaunuolė, tu gali, bet iš kitos pusės, o ką aš prieš tai negalėjau, nežinau, kiek dažnai tas 9 ateina į namus. Tai padrasinama visa kūno mimikos kalba, ar ne? Ir aš manau, kad tai tuo metu buvo svarbiausia ne patys žodžiai, o svarbiausia mimika ir emocija, kurią tu pajutai. Nes vaikai irgi tą jaučia, tas emocijas tavo, ar ne? Tėvų emocijas. Mes galime sakyti nuostabų tekstą, bet jeigu jame nebus emocijos, nebus jausmų, jisai bus bevertis. Nes iš kūno kalba pasako daug daugiau nei keletą žodžių. Ir kartais užtenka vieno pakelto nykščio, mirktelėjimo akies, ar ne? Ir tai jau vaikus padrasina, paskatina kuo puikiausiai. Lygiai taip pat ir nuliūdina, ar ne? Kad nusivylimo pilnas žvilgsnis. Tai Audra, gal dar ir prisimenat ir pati iš savo patirties kažkokią situaciją, dabar vieną kaip ir paanalizavom, ar ne, kas čia buvo pagirimas ar padrasinimas, ko gero klausytojams norėtųsi dar daugiau pavyzdžių. Taip, atskirti pagirimą nuo padrasinimo be galo sunku.
Dabar turbūt dažnas moteriai reiškinys su dukrom, kartais ir su sūnum, ir tėčiai atkreipia į tai dėmesį, kaip mes apsirengę, ar ne? Jeigu ateina vaikas ir mes norime jį padrasinti, kaip puikiai jis apsirengęs, ar ne? Ir ką dažniausiai sakytum, kaip tu moki, koks tu šaunus dizaineris, kaip tu gražiai rengiesi, tavo sesuo niekada taip nemokėtų suderinti spalvų. Tai galimas variantas? Turbūt, kad ne. Tai iš tikrųjų, ką mes čia tokiu sakiniu padarome, ne tik vaiką giriame, koks jis puikus dizaineris ir taip toliau, bet šalia to ir sumažiname brolio ar sesers tam tikrą autoritetą, kad jis tai jau taip negali. Tai tokiais atvejais, ką labai svarbu daryti, yra konkrečiai pasakyti, ką mes matome. Tu atėjai šauniai apsirengęs, tavo palaidinė puikiai dera prie kelnių, tu tikrai moki derinti spalvas. Neįtraukiame nei brolių, nei seserų, nei visų kitų. Konstatuojame konkrečius faktus. Puikiai suderintos spalvos tarp rūbų. Atrodo paprastas dalykas. Tai ir bet kokioje situacijoje vaikas rašo raidę gražiai, ar ne? Kam sakyti, tu rašai gražiau už brolį, už mane ar už dar kažką. Tu puikiai parašai šitą raidę, kuri tau iš šitos eilutės raidžių pačiam labiausiai patinka, ar ne? Man teko dar girdėti pasakymą apie tai, kad ne tik, kad nelyginti su broliu seserim, bet ir nesilyginti ir vaikams nesilygiuoti ten, tarkim, su klasės draugais ir kad pati geriausia motyvacija yra lygintis pačiam su savimi, koks tu buvai vakar ir koks esi šiandien, kokia tau raidė išėjo vakar ar ne, ir kaip šiandien tau geresnė šiandien, ar tai tiesa? Taip, tikrai 100% tiesa, lyginkime patys su savimi, kaip ir mes su kaimynais geriau nesilyginkim, nes visada bus kas geriau gyvena, bus kas sunkiau, čia, kaip sakant, nori pasikelti nuotaiką ar nuliūsti, ko labiau noris, bet geriausias motyvas eiti į priekį, tai yra lyginti save su tuo, kuo aš buvau vakar. Ir tikrai šiandien aš kažkuo tai esu išmintingesnis, sumanesnis, daugiau žinantis, daugiau patyręs galų gale nei buvau vakar. Galbūt šiandien nebuvo tokia sėkminga mano diena, bet aš kažko iš to išmokau. Mes drąsindami vaikus ir mokame vertinti, kaip jis jaučiasi dėl savęs, dėl to, ką jis nori daryti, ką yra patyręs. Tačiau dar ką aš norėčiau pasisakyti apie lyginimą su kitais. Vienas iš padrąsinimų yra irgi kaip ir papasakojimas apie tai, kad ir aš taip jaučiuosi ir man taip būna. Tai reiškia atskirti lyginimą kaip vienas nuo kito, nuo to, kad yra ir išgyvenimai, kurie yra panašus kaip kitų. Nes išgyvenimus mes net turėtume skatinti pasakoti vaikams. Žinai, man irgi buvo liūdna, kai aš išsiskyriau su drauge, arba kai praradau savo šuniuką mylimą, kai mes pasakojame vaikams, kad ir mes taip jautėmės, kad ir kiti vaikai jaučiasi įskaudinti, kai juos užgauna, kai juos įžeidžia. Vaikai tada jaučiasi stipresni, nes jaučia tokie vieninteliai pasaulyje. Tai vadinasi, būtent tie tokie žodžiai, pokalbis su vaiku ir pasakojimas savo patirties, savo jausmų panašių į jo, irgi galima įvardinti kaip padrąsinimą. Tai ir yra padrąsinimas. Viena pagrindinių priežasčių, dėl ko vaikai kartais ateina į psichologo kabinetą, ir yra ta, kad jie jaučiasi gyvenimo nesuprasti, nepriimti, tokie vieninteliai pasaulyje su savo skausmu ir neviltimi. Ir kodėl yra tokios sėkmingos grupės, ar ne? Kur susirenka daugiau žmonių ir ten bendrauja. Būtent grupėje mes pasijuntame ne vieniši, pasijuntame tokie turintys bendrystės jausmą. Galime dalintis išgyvenimais, savo patirtimi, kas yra labai brangus dalykas, tai mus labai turtina. Žinoti, kad tikrai nesi vienišas pasaulyje. Audra, dar noriu tavęs paklausti. Pastebėjau, bendraudama su mamom, dauguma sako, kad sunku prisikviesti vaikus į pagalbą, tarkim, tvarkant namus, kažkokią buitį, netgi jų pačių kambarį, ar ne? Kaip reikėtų šitoj situacijai mamoms, tėčiams elgtis? Ar čia pagirimai, padrąsinimai padėtų ar ne? Taip, be abejo padeda. Ir vienas iš padrąsinimų būdų yra kviestis vaikus į pagalbą. Tokiais žodžiais, kaip tavo pagalba man išties praverstų, man reikia, kad tu supjaustytum daržovės, palaistytum veją,
ar atneštum kažką tai paduoti. Ir vaikam patinka mums padėti. Ir jeigu prisiminsime trimečius, tai jie puikiai puola kartu ir plauti indus, ir šluostyti grindis, ir skalbti netgi, ir tikrai daug ką nori daryti. Tačiau mes, būdami labai nekantrus, labai mokame atmušti jų tą norą. Dėl to, kad jiems nepavyksta padaryti taip puikiai, kaip kad mes norėtume. Tai jeigu mes apsišarvuojame kantrybę ir leidžiame vaikams dirbti kartu su mumis, dirbti taip, kaip jiems išeina, palengva parodant, kad šitą pusę tu teisingai indo išvalėjai, arba kaip man smagu matyti tave plaunant į indus. Netgi jeigu po to mes vakare kažkur tai suplovėme jam nematant per naują, po truputį mes vaikus išmokiname. Aš puikiai prisimenu savo tėčio įvertinimą, kai aš pirmą kartą, berods 1 klasėje išviriau ežiukus ir jis pasakė, augi puiki šeimininkė. Tai gal ir nuskambėjo kaip konkretus įvertinimas ir pagirimas, bet ką ir kalbėjau pradžioje, kad šiek tiek pagirimų mums reikia, ar ne? Ir kai kuriuos mes prisimenam visą gyvenimą. Ir toks tėčio pasakymas, kad tu esi puiki šeimininkė iš tėčio lūpų, kuris yra kiekvienai mergaitai autoritetas, be galo svarbus ir vyro idealas, ar ne? Tai palieka atspaudą gyvenimu, kad, tai reiškia tikrai man pavyks, ar ne? Taigi taip išeina, kad tie padrasninimai, dabar kuo daugiau mes apie tai kalbam, tuo labiau man pradeda atsiskirti, ar ne, padrasinimas nuo pagirimo. Nes pagirimas, kaip suprantu, yra dažniausiai tiesiog čia ir dabar įvyko kažkoks faktas, ar ne, kažką aš matau ir čia ir dabar pasakau, tarkim, kad ir tu šaunuolis, ar ne, arba ten, oi, koks puikus piešinys tavo. O padrasinimas yra tiesiog praktiškai ne tik žodžiuose, bet ir tėvų veiksmuose. Jeigu jie prašo pagalbos ar ne, jeigu jie dalinasi savo emocijomis, dalinasi savo patirtim, tiesiog yra kažkoks, netgi, sakyčiau, drąsinimas yra ne tik tai žodžiai, bet ir veiksmai kažkokie tėvų. Taip. Ir tai yra nuoširdus veiksmai ir nuoširdus žodžiai. Jie kartais gali ir skambėti kaip pagirimas, kaip ir sakiau, bet tai yra nuoširdus santykis. Ne tai, kad mes kartais vaikas atneša piešinį, turbūt 101 per dieną ir vėl sakome, šaunuolis puikiai nupaišėjai, ar ne? Ir vaikas negavęs nei jokių kontakto, nei tokios šiltos emocijos, o tik tai eilinį žodį, tu šaunuolis, jau tuo nebetiki. Kas yra labai svarbu, vėl mūsų nuoširdumas ir buvimas tame, kad pamatytume, ką jis gerai padarė. Kartais tėvai išsigąsta, jeigu pasakė, vaikas šaunuolis, tai aš jau pagyriau viskas, ar ne? Bet jeigu pasakė, vaikas atneša piešinį ir mes pasakom, šaunuolis nupiešiai. Ir šalia to dar pridedame, ir šitas medis labai puikiai gavosi, ar ne, ir kokie jo lapai, ir kokios šakos plačios, o čia dar obuoliukas kabo, mes parodome dėmesį į jo darbą, mes atkreipiame dėmesį į tai, ką jis darė. Ir kaip kalbėjome anksčiau, kuo jis skiriasi nuo kitų piešinių, ar ne? Nes mūsų tikslas, kad sekantį kartą vaikas mums ne 10 piešinių nupieštų, bet turbūt vieną ir kuo kruopštesnį. Jo, kad kokybiškesnį, ne, kad jam vis geriau sektųsi toj srity. Nes jeigu vaikas gauna tik pagirimus, tai jis ir neš lapą po lapo. Tam, kad nupiešiu naują. Kuo daugiau piešinių, daugiau mane girk, ar ne? Taip, daugiau pliusų, ar ne, žvaigždučių užsidėjau. Bet padrasintas vaikas norės daugiau ir kokybiškiau daryti. Kartą man teko, kalbant apie padrasinimus ir skaitant daug apie tai, teko girdėti tokią sąvoką kaip nudrasinimas. Kas tai yra? Ar tai įmanoma? Taip, nudrasinti vaikus labai lengva. Vienas dalykas, paprasčiausių tokio etiketės užklijavimo, ar ne? Koks nevykėlis iš tavęs auga. Nes tokie priešingi visiškai pasakymai, ar ne, apie vaiką, ar ne, arba dar kokį nors pavyzdį? Prisimena ir tam tikrų mokytojų vartoti žodžiai mokiniams, kaip kad, žinai, iš tavęs nieko gero neišaugs. Ar teko girdėti tokių pasakymų? Tikrai taip. Kai mes už vaiką jau numatome, kas iš jo ateityje bus, vaikui tarsi numušame ūpą netgi stengtis, parodyti, kad jis kažką tai galėtų padaryti, kad jam net verta daryti.
Nudrasintas vaikas tiesiog blogai jaučiasi, išgyvena dėl to ir gerai, jei dar ieško kitos sferos, kur galėtų save išreikšti ir ją randa. Bet labai sunku būna, kai vaikas nuolat savo aplinkoje girdi tokius žodžius, kurie jį menkina, kur savivertės visai nekelia ar ne, ir po kurio laiko vaikas sugniūžta kaip asmenybė ir nebenori nieko daryti. Tuomet galiavo liūdna. Tai gali būti, kad, tarkim, nudrasinimas, jeigu įvyksta, ar vaikas nusivilia, ar jis turi pastoviai girdėti panašius žodžius, arba ten keletą kartų girdėti, ar kartais galbūt užtenka ir vieno pasakymo kažkokio netikusio, tarkim, ar tėvų, ar mokytojo, ar kažkokio kito suaugusio žmogaus, kai vaiką nudrasina ir jis nebenori, tarkim, imtis tos veiklos. Esu girdėjusi pastaruoju metu įvairiausių situacijų ir dabar man jos tiesiog iškilo prieš akis, prisiminiau, kaip ne vienas žmogus yra pasakojęs, kad, tarkim, pavyzdžiui, situacija dėl balso, ar ne, kad dainuoja daug metų ir, tarkim, paauglystės staiga išgirsta iš kažkokio mokytojo, kad, žinai, tu neturi balso visiškai, ar ne, ir tu tikrai nebūsi dainininkas, čia yra ne tau. Ir tada žmogus užsidaro ir viskas. Ar gali būti nuo vieno tokio pasakymo? Taip, nėra vienos tiesos, kaip tai atsiranda, bet kiekvienam vaikui labai skirtingai. Reikšmingo žmogaus žodis vienas gali lemti labai daug. Tai reiškia, bet mes nežinome, kuris iš mūsų reikšmingas, ar ne? Vaikas nuo širdie gali jausti, kad jis kažko nesugeba, jis gali jausti nepasitenkinimą, kad viena ar kita jo veikla neduoda tam tikrų rezultatų. Ir tiesiog praeivio žodis gali jį paskatinti, nusivilti. Bet čia vėl savivertės klausimas, kiek iki tol buvo vaikas, ar augęs giriamas, peikiamas, drąsinamas. Drąsinant, su stipria savivertė užaugęs vaikas neturėtų taip stipriai sureaguoti į tokį išorinį pasakymą, ar ne? Juk mes, kai einame gatve, retai reaguojame į praeivių mums mestas replikas, nebent tuo metu blogai jaučiamės. Ne? Jeigu einu aš gatve ir tą dieną man taip liūdna, bloga ir aš galvoju, kad šiandien pati blogiausia diena ir aš iš viso niekam tikusi ir nieko nemoku ir darbe man nesiseka, tai koks nors praeivio mestelta replika, net neaišku ar man, jinai man gali būti labai skaudi ir skatinanti dar gilesnį liūdesį. Lygiai taip pat ir vaikam. Vadinasi, iš tiesų mes galime tiek vaiką drąsinti, tiek nudrasinti, ar ne? Ir ne tik mes, bet ir apskritai, ne tik mes kaip tėvai, mamos, tėčiai, bet ir kaip suaugę ir kitus vaikus turėtumėm gana atsargiai su jais bendrauti, kad tikrai kažko nepriverstume juos nusivilti, ar ne, nepriverstume pajusti kažkokių blogų emocijų, kurios gali atsiliepti ateityje. Tai labai svarbu su vaikais kalbėti apie tai, kad prieš vertindami žmogų mes turime jį gerai pažinti. Vengti etikečių, vengti tam tikrų pasakymų, toks žmogus yra ar netoks. Leisti pirmiausia atrasti, džiaugtis vienas kitu, ne? Neturėti iš ankstinių nuostatų. Na, iš tiesų ši tema apie pagirimus ir padrąsinimus tikrai pasirodo yra labai plati ir mūsų laidos laiko pusvalandžio tikrai neužtenka tam, kad mes daug į tai įsigilintume. Ir Audra, tiesiog norėčiau jūsų paprašyti, ar galėtumėte tada trumpai tiesiog apibendrinti tėvams, kaipgi vis dėlto mums reikėtų elgtis, kad mes kuo dažniau vaiką drąsintume, negirtume ir tuo pačiu kažkokį palinkėjimą jiems pasakyti. Tai linkiu tėvams būti su vaikais, būti šalia, kad jie jaustųsi esantis priklausantis šeimai, taip pat skatinti vaikus elgtis savarankiškai, leisti jiems, ar ne, kad jie jaustųsi galintis ir padėkime jiems jaustis svarbiais ir drąsinkime kurti viltį, ateities planus, atrasti save, padėkime jiems. Ačiū, Audra, labai už gerus palinkėjimus ir už įdomų pokalbį. Dėkojam visų klausytojų vardu, kad dalyvavot mūsų laidoje. Ačiū, Jurgita, kad pakvietei, buvo tikrai be galo malonu. Manau, kad ne paskutinį kartą. Ir noriu atsisveikinti tada su visais klausytojais. Iki kitos savaitės. Šiltų, gražių santykių su vaikais. Sudie. Viso.